Sveiki visi prisijungę šį vakarą, sveiki visi, kuriems rūpi vakarietiškos kultūros ištakos ir vakarietiškos psichoterapijos ištakos. Ir šiandien apie tai pasakos mes nekalbėsime, nes aš noriu klausyti daugiau, o ne kalbėti. Tai apie tai šiandien pasakos du gydytojai, psichoterapeutai. Tai gydytojas Gintautas Narmontas ir gydytoja Nida Asilienė. Ir jie pasakos jau antrą transliaciją apie graikų mitologiją, apie jos ryšius su vakarietiška kultūra, psichoterapija, net ir neuromokslų ir net mūsų gyvenimu. Tai aš tada kreipiuosi į Gintautą, į Nidą ir tada siūlau jum iš tikrųjų pradėti. Sveiki. Aš galvoju, Nida, gal tu pradėk ir po to aš įsijungsiu. Tai sveiki visi, tai aš tada pabandysiu pradėti, jeigu taip apsisprendžiame. Tai iš tiesų mes praeitą kartą kalbėjome apie pasaulio sukūrimą pagal graikų mitologiją ir mes pabaigėme ties tuo, kaip galų gale dievai sukūrė tą pasaulį ir apsisprendė ir, kaip čia gražiai pasakyti, ir žmonių įleisti taip į visą pasaulį, nes vėlgi gilinantis į tai ir tai sutampa, sakykime, su mano pasaulėžiūra, apie ką aš kartais mąstau, kad dievams iš tiesų buvo įdomu pažiūrėti, kas galėtų vykti tame gražiame pasaulyje, ne? Kaip kas galėtų labiau užpildyti jį ir lyg kažkokį spektaklį pamatyti, vat ką jie gražaus kūrė, dėl to buvo sukurti ir žmonės. Ir galų gale tas Olimpas užėmė lyg tokią ir kaip galima pavadinti šiuolaikinę kalbą kažkokią tarybą, buvo išrinkta ar sukurta 12 pagrindinių Olimpo dievų ir taip vadinamas dodekaetonas, kuriame buvo 12 olimpinių dievų. Dzeusas buvo kaip visų dievų karalius arba dievų ir žmonių tėvas, vadintas galingiausias, valdęs dangų, audras, griaustinį, žaibus, ir iš tiesų jam pakluso visi dievai, jis turbūt būdavo tas paskutinis ir pasakydavo savo žodį. Šalia jo buvo Hera, ar dievų karalienė, santuokos gimdymo deivė, kuri buvo kaip ta tikroji oficiali Dzeuso žmona, ir buvo šalia jų vaikai ir Dzeuso, sakykime, nesantokinių ryšių sukurti dievai ir Hera čia vėlgi pasireiškia kaip labai kontroliuojanti, daug matanti ir pavydi ir sauganti dievybė ir kaip jinai, sakykime, saugojo Dzeusą ir pavydėjo visų kitų jam. Ir kaip Dzeusas iš tiesų irgi laikėsi ir kažkokių taisyklių ir saugojosi, kad nebūtų žmonos susektas. Ir iš to vėl galime pasimokyti įvairiausių turbūt santykių, kaip galima kurti santykius, kaip galima juos vystyti, kaip galima juos pasižiūrėti. Ir kai buvo sukurti žmonės ir pasirodė turbūt pirmosios žmonių dinastijos ir žmonės pradėjo gyventi, pradėjo kopijuoti turbūt irgi dievų gyvenimą ir tame tarpe buvo daug gražių moterų ir Dzeusas vis įsimylėdavo kažką. Ir aš šiandien pasirinkau kelis pasakojimus šiek tiek panagrinėti, apsistoti ties jais. Tai ką ir pradėjau apie tą dievų susikūrimą, apie tarybą, apie tai, kaip Hera saugojo, sakykime, Dzeusą nuo įvairių nukrypimų. Ir visiems turbūt yra žinomas Psichės ir Eroso mitas, jų meilės istorija. Ir galima pakalbėti turbūt
apie meilę. Ir kaip graikai iš tiesų stengiasi arba savo mituose bandė išpainioti meilės sudėtingumą, įvardydami kiekvieną atskirą giją atskirai ir suteikdami kiekvienam meilės atspalviui kažkokias dievybės. Afroditė buvo aukščiausiai meilės ir grožio deivė, kurią lydėjo būrys įvairiausių dievaičių, vadinamų erosais, ir kaip daugelis dievybių, jie turėjo įvairiausio darbo ir kiekvienas iš tų erosų turėjo ypatingą meilės aistrą, kurią reikėjo skelbti ir skatinti. Ir galima išskirti tokius kaip anteros, jaunatviškas, nesavanaudiškos, besalgiškos meilės, globėjas, erosas, erotų vadas, fizinės meilės, lytinio potraukio dievas, hedilogas, meilės kalbos, meilikavimo terminų dvasia, kuri dabar galima numatyti, kad prilyginti, kaip sakykime, Valentino šventę, kai švenčiam įvairiausiam atvirukam, širdelėm, meilės laiškam, romantiniai, grožiniai literatūrai. Buvo hermafroditas, kuris dabar galėtume pavadinti tos kintančios lyties atstovų globėjas, net tais laikais buvo tokios temos. Himeros, desperatiškos, veržlios meilės, įsikūnimas meilės, kuri kantriai laukia išsipildymo. Himenajos, vestuvių, vestuvinės muzikos, vestuvių švenčių saugotojas, Pafosas, ilgesingos meilės, meilės išėjusiam personifikacija. Ir iš tiesų tas įtakingiausias ir labiausiai toks aistringiausias buvo erosas, galintis sėti meilę, jis manoma, ir iš kur jis gimė, kaip jis atsirado, yra įvairiausių istorijų, bet manoma, kad jis buvo Arėjo ir Afroditės sūnus. Ir jį galima irgi pažinti įvairiuose meno kūriniuose. Žinomas, siejamas su aistringumu, erotiniu potraukiu, to tokiu momentiniu įsimylėjimu, kurį sukelia strėlė. Jis yra vaizduojamas su strėlė, strėlė verčianti tas aukas, sakykime, tos, kurios paliečia strėlė, įsimylėti pirmą pamatytą žmogų po šito palietimo. Ir mitas apie psichę ir erosą, tai vėlgi, kada atsirado pirmosios žmonių dinastijos, tai šeimoje gimė labai graži mergaitė, psichė, kurią jau ten ir poetai apdainavo jos grožį ir visi žavėjosi ją, prilygino Afroditei. Ir Afroditė supykusi pasiuntė savo pasiuntinį erosą, kad sugundytų šitą psichę ir turbūt žiauriai sugundytų, kad jis linktų jos, miegant ją į jos kambarį ir priverstų įsimylėti kiaulę. Ir erosas labai daug dirbo, surado pačią tą baisiausią kiaulę, įtempė jos kambarį, bet kai jis pamatė tą gražuolę, pats labai susijaudino ir ištraukdamas strėlę pats susižeidė. Ir kai prabudo psichė, tai jinai išsigando, kas čia darosi, toliau įvyko kažkokia drama tuo metu, bet erosas išsigandęs pabėgo, bet jau jis pats buvo strėlės paliestas, pamatęs psichę. Ir iš to gimė ta meilė, didelė meilė ir vėlgi, kurią lydėjo ir Afroditės prakeiksmas. Ir jeigu gilintis į visą tą mitą, kai jau psichė pamačiusi irgi erosą, nebegalėjo ramiai gyventi. Ir tėvai vyko pas Delfo orakulą, ką daryti su ją klausė, ir jums buvo išsiųsta, paaukota dievam, pateko į tą burtų pasaulį, kuriame gyveno idealų gyvenimą ir kuriame sutikdavo savo tą erosą, kurio dar nepažino.
neturėjo to meilės jausmo ir vėlgi įvairiausios aistros, psichės seserų atvykimas į tą pilį ir norėjimas turbūt pasigirti arba pasidžiaugti tuo tokiu gyvenimu idealiu, tą idilę šiek tiek, kaip ją sutrikdė iš principo. Ir buvo sukurtas planas, kaip Erosą nužudyti arba nubausti kažkokiu būdu. Ir vėlgi, kai psichė bandė tą įvykdyti, ji iš tiesų jį pamatė ir tada jim pati įsimylėjo. Ir vėlgi tas dievų prakeiksmas juos lydėjo toliau. Ir visgi galų gale Erosas kreipėsi į aukščiausią tą dievų tarybą ir Dzeusas, pamatęs tą istoriją, išgelbėjo juos, duodamas psichė atsigerti ambrozijos ir paversdamas irgi ją deive. Ir ta istorija liktai veda link to, kad iš tiesų meilė ir žmogaus siela susijungia į tokią idealią sąjungą. Ir vėlgi tas pasakojimas vienas iš tų, iš kurio gimsta visos toliau istorijos, romanai, literatūra, muzika, menas, visas šlovinantis tokią romantišką, idealią, gražią meilę. Ir atsikartojimą šito mito galime matyti turbūt daugelį įvairiausių kūrinių, kuriuos sutinkame per visą Europos istoriją. Tai mano toks tas pirmas pasakojimas ir gal norite kažkas pridėti. Įdomu, kad graikų mitologija, kaip ji yra papasakojama, ji yra šiaip pakankamai daug netitikimų, tai yra skirtingų versijų tų pačių įvykių. Ir vieni dievai manoma, kad yra tėvai kitų dievų, o po to senesni pasakojimai dar priešingai teigia, tai pagal Hesiodą, pavyzdžiui, kuris irgi vienas iš labiausiai aprašiusių buvusių tų istorikų, galima ir pasakorių, nežinau, gražus lietuviškas žodis matyt būtų. Tai Erosas buvo ir vienas iš pačių pirmykščių dievų atsiradusių iš chaoso, iš tos būtybės, kuri, manoma, buvo pirmykštė buvusi prieš viską. Ir su apskritai kalbant aš galvoju apie tuos, vėliau gal ir Juliau, tu norėsi reflektuoti apie tą meilės temą graikijos mituose, bet aš galvoju, labai meilė graikų mituose dažnai yra kalbama, mituose dažniau vis dėlto būna apie geismą ir norą negu apie meilę. Nes dauguma visokiausių mitų prasideda nuo to, kad įsimyli kažkas, bet man atrodo vertėtų atskirti, kad įsimylėjimas nebūtinai yra meilė. Ir įsimylėjimas labai daug kančios graikų mituose atneša. Praktiškai visos istorijos graikų mitų turi savyje tragediškumų. Kaip ir Afroditė, kuri neprakeikė ir linkėjo pikto psichijai ir vėliau ją pagrobė, pavertė ir, jeigu neklystų, ir auksinio avinėlių, kuris po to irgi ta istorija kai kurių herojų mituose jau buvo sutinkama. Apskritai visi dievai graikų mitologijoje yra vaizduojami ne kaip geri, ne kaip blogi. Nėra matyti ne vieno graikų mitologijoje dievo, kuris būtų pilnai blogas arba pilnai geras. Jie visą laiką turėdavo ir to. Ir viena mite tas dievas galėjo figūruoti kaip gera, padedanti figūra, kurie suteikdavo saugumą, padėdavo, nukreipdavo, paaiškindavo, išgelbėdavo kartais, o kitose mituose ta pati dievybė buvo visų negandžių ir kančios autorius. Tai, pavyzdžiui, net Artemidė, tai yra Atėnė, kuri atrodo tokia išminties buvo deivė, ji irgi buvo labai kerštinga iš tikrųjų. Visi dievai kuo pasižymėjo, tai kerštingumu.
Ir ne vienas mirtingasis pagal graikų mitus įžeidęs dievus kentėdavo dėl to. Galvoju, visai irgi įdomu būtų paliesti ir temą determinizmo, nes graikai tikėjo, kad žmonių gyvenimas nuo pat pradžios iki galo yra jau nulemtas ir jį nulėmė Moiros. Tai yra